Šiandien mes su jumis gaminsime seksualų ir egzotišką kokteilį Angry Birds. Sveiki visi, čia Aušra iš renginių organizavimo agentūros UPAS. Ir Aistis iš barmenas.lt. Labas, Aušra. Labas, Aisti. Kaip laikaisi? Puikiai, labai darbingai nusteikusi. Aš matau, nes tavo maikutės spalva iš tikrųjų yra labai priderinta prie mūsų šiandienos kokteilio. O geras, nu. Tu pasiruošei? Nežinau iš tikrųjų, ką gaminsim, bet man pavyko. Jėga, nes šiandien mes iš tikrųjų gaminsime labai egzotišką, labai vasarišką ir labai skanų ir fainą kokteilį, kuris vadinasi Angry Birds. Angry Birds. Geras, smagu girdėti. Ir tam mums reikės vanilinės degtinės, pisang žalių bananų likerio, ant jo būna parašyta pisang, apelsinų sulčių, ananasų sulčių, papuošimui reikės ananaso, višnaičių, raudonų, ananaso lapų, jeigu gražus būna pas ananasą, smeigtukų, be abejo stiklinės apie 350 ml ir žinoma ledukų, nes vasara, karšta, kokteilis egzotiškas iš tikrųjų. Tai ką, Aušra, pradedam? Pradedam. Tu kartok viską, ką aš darysiu ir taip išmoksi. Gerai. Labai paprasta viskas bus. Tai pirmas, ką mes darome veiksmas, yra dedame pilną stiklinę ledą. Dedame pilną stiklinę ledą. Prašau. Kaip? Reikia taip ir prilaikyti, ne? Aš taip pratęs daryti. Net nesąmoningai gal tą darau. Kad neišgriūtų. Kad neišgriūtų, taip. Tada imame vanilinę degtinę ir pilame 30 ml. Tiesiog parduotuvėje reikia pasižiūrėti, kokia yra vanilinė degtinė prekybos centruose. Prekybos centruose ir specializuotose parduotuvėse, kurios pardavinėja alkoholį, tikrai galima rasti. Okay. Galima daryti ir su paprasta degtinė, bet su vanilinė tikrai gaunasi dar skanesnis šis kokteilis. Taip, vanilės. Pisang žalių bananų likeris irgi pilame 30 ml. Prašau, tiek pat. Nu, kaip tikrai tau sekasi pilti. Nors iš tikrųjų bare niekada neteko dirbti. Neteko, bet būti teko bare. Būti bare teko. O ambaro? Deja, ne. Ar tikrai? Tikrai. Nu va. Ananasų nektaras. Pilame 50 ml. 50, tą kitą pusę. Taip, perfekčiai. Puiku. Ir apelsinų sultis. Irgi 50 ml. O. Šau. Gerai, nemėtų tiek daug priemonių. Tikrai negaliu spustis. Labai gerai. Ok, supylėm ingredientus, tik 4 ingredientai ir dabar truputį veiksmų. Imk šeikerį. Šeikeris vadinasi, taip. Nu, plaktuvas lietuviškai, dar lietuviškiau šeikeris. Dedam ant kokteilio, ant stiklinės, trinktelnam per viršų, kad sukiptų. Dabar laikom abi dvi dalis tvirtai. Dar kartą. Dėk, nebūtinai. Dar kartą, trinktelm. Nu, dabar jau tikrai tikiu. Laikom abi dalis. Tvirtai, abi dalis ir plakam. Šypsena, ne. Ne. Tai karšta, vasara, tai savo. Reikia gerai suplakti šitą kokteilį, labai. Su energija, su šypsena. Nu, reikia biškį. Nesportuoji? Nu, tai va. Ok. Dabar atverčiam šeikerį į apačią. Opa. Laikyk ranką va taip prie šeikerio viršaus. Aukščiau gali truputį laikyti. Labai gerai. Ir į šitą šeikerio viršų su kita ranka trinktelnam. O, atsidarė, nuimam. Dar kartą, tada dar kartą. Nu, pažiūrėk, ar atsidarė. Va, atsidarė. Dabar perpilam visą kokteilį į taurę.
Gaunasi graži puta nuo ananasų sulčių ir nuo gero kratymo, šeikinimo. Ok. Tiek čia kur nors. Ir dabar mums reikia kokteilį papuošti. Taigi, imam ananaso. Pjauta yra. Taip, dedam ant stiklinės. Tada imam pagaliuką, smeigtuką gražų. Smeigiam vieną vyšnaitę. Ir įsmeigiam į ananasą. Taip. Čia kaip tau atrodo gražiau. Ir tada imam lapelį ananasų ir taip pat uždedam prie vyšnaitės. Kad gautųsi toks egzotiškas, paprastas iš tikrųjų ir egzotiškas papuošimas. Tai nieko galim persmeigti iš naujo. Puiku, tiks. Dabar gali man paduoti šiaudelį. Ir savo. Dėkui. Šiaudelis. Ir ką, mūsų Angry Birds kokteilis pagamintas? Na ką, Aušra, visi skanaus. Jeigu jums patiko mūsų sukurtas video, pasidalinkite Facebook'e su savo draugais arba užsukite į www.barmenas.lt. O jeigu jūs savo įmonėje ieškote, kas suplanuos jūsų patį geriausią vakarėlį, tai Aušra ir agentūra Upas tikrai jums tą padarys be jokių priekaištų. Tai ką, susitiksime po 2 savaičių. Gyvenkite su skoniu.